Tai sveiki visi. Ačiū labai už visų pristatymus ir mėgavausi juo iš tiesų, kiekvienu pristatymu ir žymėjausi ir paraleliai laikinau, followinau ir viską dariau, nes, tiesiog tai yra galimybė geriau pažinti jūs, geriau pažinti visus partnerius. Apie MyWorld. MyWorld yra tarptautinė lojalumo programa, tarptautinė cashback programa, jungianti iš tiesų pirkėjus ir pardavėjus visame pasaulyje. Lietuvoje veikiame daugiau negu 10 metų, išgyvenam įvairius pokyčius ir tai, kaip aš sakau, visi pokyčiai vienaip ar kitaip visada yra į gerą. Tai truputėlį pakoreguosiu organizatorius, kad Lietuvoje biuro iš tiesų tokio kaip ir nebėra. Tai kaip ir Lietuvos biurui aš nebevadovauju. Tai buvo šiek tiek praeitam etape. Šiandien dienai aš esu atstovaujanti Lietuvos regione MyWorld kompanija. Pati MyWorld International yra tiek įsteigta, tiek centrinis biuras įsikūrė Austrijoje, Graco mieste. Ir iš ten ir vyksta visas aptarnavimas, idėjų generavimas ir viskas išeina būtent iš ten. Todėl, kadangi jūs dauguma iš jūsų esate nauji partneriai, tai aš galiu pasakyti, kad taip, pirmiausia visada, kai jūs kontaktuojate su Austrijos komanda ir jie, esant poreikiui, kontaktuoja su manim ir klausia, prašo pagalbos, jeigu jos reikia. Tai aš tiesiog taip labai praktiškai šiandien su jumis kalbėsiu, kadangi vakar irgi įsivertinusi, kad vis dėlto daug yra iš jūsų naujų, kai kurie jau yra buvę ir galbūt kažką ir pasikartosiu, bet rodysiu ne prezentaciją, o partnerio MyWorld lojalumo partnerio įrankius, kuriuos jisai turi savo kompiuteryje. Tai yra Partner Suite ir Partner App. O labiausiai tai kalbėsiu irgi turbūt apie tokius techninius dalykus ir labai kviečiu taip pat užduoti apie tai klausimus, jeigu yra aktualių. Nes kodėl apie tai noriu kalbėti, nepaisant ar partneris yra jau prisijungęs kelerius metus, dažniausiai užduodami klausimai yra labai paprasti ir techniniai, o kur man rasti sąskaitą, o kur man rasti tą ir panašiai. Tai suprantu, kad apie tai matyti ir kalbėti galima daug kartų. Be abejo, visą laiką geriausia ir pačiam pasiieškoti, pažiūrėti, pasivaikščioti, atsidaryti keletą nuorodų. Dabar dalinuosi savo ekranu ir ekrane aš ir nerandu partnerio paskyrą, o kur mano partnerio paskyra dingo? Taip ruošiausi ir neberandu. Gerai, dar sekundėlę, kol kas aš uždarysiu keletą papildomų langų, galbūt dėl to man neleidžia atidaryti. Ir jeigu dėl klausimų, kurie kyla, ar ne, ar tai yra dėl sąskaitų, ar tai yra dėl sutarčių, partnerio paskyroje labai analogiškai kaip ir MyWorld nario paskyroje yra kontaktinės formos. Todėl visada galima jas, susirasti ir ten pildyti klausimus. Galiau, ačiū. Man pavyko, prisipažįstu, Zoom'ą dar pratinusi, nes kažkaip visada dirbu su kitom platformom. Taigi, aš atsiradau testinėje partnerio paskyroje. Jūs matote kiekvienas iš jūsų, kada prisijungiate prie savo MyWorld partnerio paskyros ir ji yra beveik identiška.
Tik tai tiek, kad kiekvienoje partnerio paskyroje jūs matysite tą informaciją, kurią jūs esate asmeniškai susidėję. Tai pirmas dalykas, ką aš visada rekomenduoju pasitikrinti ir manęs klausia, o tai kur galima susitvarkyti ten savo informaciją, savo prisistatymą, savo susikelti nuotraukas, nes šiandien aš irgi matau begalės gražių dalykų ir jūsų paskyrose visą tai galima padaryti ir savo partnerio paskyroje. Partnerio paskyroje dešinėme viršutinėme kampe yra rutuliukas. Mes matom, kad čia užrašyta Partnership Test LT, tai yra testinio partnerio paskyra. Ir iš tiesų čia yra labai daug informacijos. Kaip jūs matote, yra mano pristatymas, kuriame galima susikelti ir logo, ir visus kitus dalykus, ar ne, čia nuotraukų galeriją pasidaryti ir panašiai. Galima visada susidėti pagrindinius duomenys arba juos persižiūrėti, kokie yra dabartiniai duomenys, pavyzdžiai pirkinių kvitų ir taip toliau. Čia rasite visus sutartinius dokumentus. Labai svarbu ir labai dažnas klausimas, praleidau kažkur tai savo sąskaitos nerandu, žinau, kad išrašyta. Sąskaitos visada yra čia. Ir taip toliau, ir ta prasme labai daug informacijos yra būtent šitoje vietoje, ta prasme, tai sąskaitos, kokiu adresu jos keliauja. Aš žinau, kad dažnai, kada užsiregistruoja naujas partneris, jis kartais net ir pamiršta, kur jisai ką padarė, ar ne? Vartotojų administravimai galbūt čia yra įvairiausi, ar ne, kas taip toliau. Visi šitie dalykai yra būtent šitoje vietoje. Ir taip pat iš čia galima patekti į Partner E. Kam mums reikalingas Partner E? Arba Partner E mes galime rasti įvairiausią informaciją reikalingą jau kasdieniniai veiklai. Tai pirmas dalykas, kurį mes galime iš tiesų daryti, tai pasižiūrėti, kokius pirkinius mūsų klientai nuskenavo ir ar juos reikia patvirtinti, ar nereikia patvirtinti. Galbūt man reikėtų nustatyti sumą dėl automatinio patvirtinimo. Sakykime, aš prekiauju ganėtinai brangiomis prekėmis, ar ne, kurių ten kainos prasideda nuo, nežinau, 200 eurų, o standartiškai suma, jeigu nepasirenkama, yra 50 eurų, iki 50 eurų tik tai pirkiniai yra automatiškai fiksuojami, reiškia visus kitus aš turiu patvirtinti. Tai šitoje vietoje galima keisti informaciją. Šitoje vietoje galima sukurti cashback dealą. Apie cashback dealus aš iš tiesų galvoju kalbėti truputį daugiau, galbūt kito susitikimo metu jau galvojau apie tai, nes čia yra tokia viena iš atskirų temų, tiek iš vartotojo pusės, tiek iš partnerio pusės, ką galiu daryti. Bet šiaip, jeigu būtų įdomu, ar ne, pritraukti daugiau vartotojų dėmesio, tai galima padaryti vadinamą naudos pasiūlymą, ar ne? Aš negaliu vadinti nuolaidą, nes tai nėra nuolaida, tai yra cashbackas grįžtantis. Bet čia galima padidinti cashbacką, kuris grįžta. Čia galima užfiksuoti pirkinį, jeigu kartais taip atsitinka, kad, dėl kažkokios priežasties narys neskenavo, kvito. Arba yra tokių verslų, kaip pavyzdžiui, šiandien dienai mes šitam susitikime neturim, bet pavyzdžiui, vaistinės arba neturi teisės naudoti Scan and Go dėl kompensuojamų vaistų ribojimų ir panašiai. Todėl šitoje vietoje vaistinė gali įvesti tą pirkinį ir čia yra labai paprasta. Lygiai taip pat yra nario registravimas. Galima užregistruoti narį. Galima užregistruoti jį čia. O taip pat galima savo pirkėjus ir pakviesti per savo visas socialinės medijas, internetinius tinklapius ir panašiai. Nes čia yra šitoje vietoje,
QR kodas, unikalus QR kodas, kurį jūsų klientas nuskenavęs gali iš karto, ta prasme, gauti nuorodą, registruotis jūsų lojalių pirkėjų. Kokia iš to nauda? Nu, turbūt mums visiems, mes visi suprantam, kad pirmiausia, tai yra lojalus pirkėjas jau yra vertybė savaime, dėl to, kad jisai prie jūsų, ar ne, jis lieka prie jūsų, jūs jį galų gale jau kaip ir galit pasiekti, galite matyti, jisai jaučiasi jau kažkiek tai dalimi, jis galvodamas pirkti jau galvoja, ta prasme, kad jis grįž pas jūs. Aišku, aš nekalbu apie galbūt tokias paslaugas. Čia labai priklauso nuo paslaugos. Galbūt aš kalbu iš tos standartinės parduotuvėlės, ne, tipo. Antras dalykas, kam reikalingas tas lojalus pirkėjas, tai, kad jūs galėtumėte irgi turėti patys iš to naudą. Nes kai jūsų pirkėjai pradeda pirkti pas kitus partnerius, pas kitus MyWorld partnerius, jūs gaunate marketingo premiją, marketing bonus. Ji gali siekti, tai yra iš tos pačios tarpininkavimo komisinių sumos, iš visų tų tarpininkavimo komisinių, kuriuos moka kiekvienas lojalumo partneris, jeigu pirkėjas pasipirka, jisai gali gauti marketing bonusą, kitas partneris arba tas, kuris užregistravo klientą. Čia yra nauda, nesibaigianti nauda, bet aišku, nauda neateina šiaip sau. Jeigu aš sėdžiu, nieko nedarau, neužregistravau nė vieno pirkėjo ir niekam nieko nepasakiau, taip pat aišku to nebus. Tai čia yra ir nuoroda, kurią galima įsikelti į savo, nukopijuoti nuorodą ir įsikelti į savo kažkokius, sakau, vėlgi tinklus, į kažkur tai, kad galima būtų registruoti savo klientus. Lygiai taip pat jūs galite atsisiųsti. Aš atsiprašau, ar galiu jūs pertraukti truputį? Klausau jūsų. Gal galit parodyti, kaip daryti kitos nuorodos, nes kaip tik noriu užregistruoti vieną klientę, draugę ir nepastebėjau, kaip daryti iki šitos nuorodos. Gerai, žiūrėkite, aš pradėsiu visiškai nuo pradžių, gerai? Kai jūs prisijungiate prie... Labai geras klausimas, labai ačiū Rasa, man patinka paprasčiausi klausimai. Kai jūs esate pagrindinėme tinklapyje, matote visi, ar ne? Einate į dashboard, ne? Ir čia patenkate į partner appą vadinamą, nes mato, čia yra dega atgal į tą partner suite, kur ten yra visos sąskaitos ir visi dokumentai ir visi, o čia tokia darbinė aplinka. Ir kairėje juostoje einate, kol yra žmogutis su pliusiuku. Ant jo nespaudžiate, bet pravedate pelytę nario registravimas ir dabar ją paspaudžiate. Čia yra QR kodas ir linkas. Jūs, aišku, galite žmogų, jeigu jūs paspausite tiesiog ant to balto žmogeliuko su pliusiuku, jūs galite įvesti, čia galima būtų šiaip iš principo, jeigu jis parsisiunčia, galima būtų, bet nedarykite to, darykit per linką. Tegu jisai išsisiunčia jam linkas ir jį užregistruot. Tai čia yra taip, kaip partneris registruoja naują klientą. Nes žmogus, aišku, jeigu jūs parsisiunčiat partner app kaip aplikaciją į savo telefoną, ten irgi šitas dalykas yra. Jeigu tai yra patogu, o aš manau, kad labai mažiems verslams tai yra labai patogu, nes dauguma jūs dirbate per socialinės medijas ir galbūt, jeigu asmeniškai kontaktuojat, galbūt iš ten dar netgi patogiau. Bet čia yra tai, ką jūs galite dalintis, ką jūs galite įdėti. Kaip vieną iš pavyzdžių, aš visą laiką, aš rodydavau, galima tikrai pasižiūrėti į Mildos Sabienės puslapius. Jinai yra įsidėjusi, ta prasme, partnerio, MyWorld partnerio logotipą
ir kitus dalykus, nes viską galima iš čia pasimti, ir logotipą galima pasimti, ir galima skrajų, ir, ta prasme, pausterį, ar ne, įsidėti, kurį galima išsiprintinti. Viskas čia yra. Iš tiesų, reklaminėje medžiagoje viskas yra čia. Tai iš tiesų aš labai rekomenduoju naudoti tai, kas yra partnerio aplikacijoje, kaip savo įrankį prisikviesti naujus klientus, prisikviesti, pamatyti. Dar vienas dalykas, kurį šiandien, aš žinau, kad mūsų laikas čia yra stengiamas, vis tiek mes stengiamės labai koncentruotai kalbėti tam tikrom dalimis. Aš labai prašau ir rekomenduoju, nepamirškite paskelbti, pasidalinti apie save MyWorld'o aktyvioje klientų pirkėjų grupėje Smart Shopping World. Aš ją įrašysiu į chatą, dėl to arba jau kažkas gal ir ją Aš parodysiu, Astute. Dabar po labai tavęs gerai, aš ačiū. parodysiu viską. Kodėl aš tą rekomenduoju daryti? Ir rekomenduoju nelaukti, kol padarys kažkas. Paprastai pirmą kartą apie jūs papasakoja ir padaro jūsų tie žmonės, tie merchant marketeriai, ar ne, tie, kurie jūs registravo, kurie jūs pakvietė į programą, kurie turbūt daugumos jūsų atveju davė jums ir nuolaidinį kodą, kad jums tas prisijungimas nekainuotų standartinės kainos, ar ne, ir panašiai, jie tai padaro. Bet aš noriu pasakyti, kad tai yra ir kiekvieno verslo atsakomybė pasidalinti apie save, priminti apie save. Ta grupė yra tikrai gana aktyvi ir gana įdomi, nes ten irgi vyksta tarpusavio rekomendavimas. Dar vieną dalyką, kurį sakau, nebijokite rekomenduoti, kad aš apsipirkau pas kažkurį tai partnerį, nes labai yra svarbu tai, kas vyksta ir šitų susitikimų metu. Iš esmės tai yra prisistatymai vienas kitam ir įvykstantis susitikimai, mintis, kodėl aš norėčiau ten ar kitur pirkti. Yra tikrai tokių įmonių, kurios niekada nieko apie save nepasakė. Jų rezultatai dažniausiai nėra labai augantis, dėl to, kad jeigu tu apie save nepasakai ir neparodai, tai klausimas, ar apie tave labai kažkas ir išgirs. Na, galima visada pasėdėti ir patylėti kamputį ir pasakyti, blogas buvo vakarėlis, net su nieko nepasikalbėjau, ar ne? Tai va, tai mano rekomendacija, išnaudokite tai, kas yra. Ir jeigu yra aktualių klausimų kitam mėnesio susitikimų, nes čia iš tiesų tokie jie labai koncentruotai daromi ir dėl to labai man patinkantis, aš labai jų laukiu galbūt iš karto per čia, šiaip tai mano elektroninio pašto adresą aš tikrai irgi, arba Gintautą gali irgi parašyti, bet mano prašymas, nuo ko aš ir pradėjau. Techniniais klausimais, sąskaitų klausimais, rašykite tiesiai į MyWorld'ą, nes aš šitų klausimų dažniausiai neišspręsiu. Bet aš galiu jums padėti, galbūt kartais susiorientuoti, jeigu jūsų merchant marketeris tiesiog nebespėja ar kažką tai. Žodžiu, pabandykim. Jeigu visais klausimais rašysit man, aš paskęsiu. Jeigu rašysite man pasitarti, galbūt kartu pagalvoti, kaip geriausiai savo kažkur tai save išpozicionuoti esamuose tinkluose, mes tikrai rasim laiko pokalbiui su kiekvienu. Tai aš linkiu visiems sėkmės, manau, šiandien aš tuo ir baigiu. Ačiū tikrai dar kartą, didžiulį malonumą turiu būti šitoje grupėje. Ir Gintauta, tu sakei, papasakosi apie Smart Shopping World. Taip, labai ačiū, Asta, ir Gintautą tada kviečiam. Labas visiems. Truputėlį vėlavau, tai nespėjau pasisveikinti. Neprisistatinėsiu, nes turbūt visi mane pažįstat, gal tik su Jelena nepasimatė dar gyvai. Aš dabar iš karto tada pratęsiu tą temą. Tai įrašiau į chatą Astos elektroninį paštą iš karto, galit pasižiūrėti.
Ir iš karto noriu taip pat pasakyti, kadangi Lietuvoje kaip atstovas liko Asta viena šiandien dienai, tikrai jinai turi labai daug darbo, tai aš tiesiog kviečiu jūs. Ir šitas susitikimas, jisai nėra visos Lietuvos, kaip matot, partnerių. Tai yra pagrindė mūsų atitinkamos rinkodaros specialistų grupės susitikimas pakviestų verslų. Tai aš noriu iš karto pasakyti, mieli verslai, kreipkitės į tuos, kas jūs registravo. Turit klausimų, nes tikrai daug galime mes ką padėti spręsti. Ir jeigu matom, kad kažkas jau yra neišsprendžiamo, tada mes kreipiamės jau į Astą Čepienę. Gerai? Nes tikrai yra, aš pati matau, kur eiliniai klausimai, kur susitikus Zoom'e ir iš karto, irgi dar tuo pačiu noriu pakviesti visus, kuriuos registravau pati, arba ir nebūtinai, susitikim 15 minučių Zoom'e, kad galėčiau peržiūrėti jūsų paskyras. Trumpai įeiti į jūsų paskyrą, pasižiūrėti, ar tikrai visi dokumentai sutvarkyti, ar gerai prisistatymas pasidarytas. Tiesiog irgi, kad ne Astai, o pasižiūrėkim mes tarp savęs tą visą dalį. Gerai, susitvarkom ir duokit žinot, kas turit laiko, kada susiderinam laikus 15 minučių Zoom'as. Toliau, labai džiaugiuosi Žaneta tikrai veda sutarinius laivus. Dabar, sakė, 17 diena, 17 valanda su Marina. Susikontaktuokite su Žaneta ir visi, kas tik tai galit ir norit, tikrai Žaneta labai šauniai tai daro ir tikrai yra atitinkama vėl auditorija. Aš taip pat irgi jūs kviečiu į laivus. Tokia turiu rubriką, kurią pradėjau, bet kadangi darbo tikrai nemažai yra, mano rubrika vadinasi, ar tu žinai, kad. Tai šiais metais pirmasis, ką kalbinau, buvo Rasa Skudikė, nes jinai būtent lieknesnė kasdien, buvo pirmoji šiais metais užsiregistravus įmonė, tai aišku, mes padarėm keletą laivų, bet vėlgi, jeigu jums patinka išeiti į laivą, jeigu to nebijot, susisiekit su manim, tai irgi pusė valandos, nes pas mane auditorija irgi yra nemaža, 2 Facebook'o puslapiai, tai galima išnešti mano aplinkai dar plačiau tą informaciją ir ne tik mano aplinkai. Nes ir kolegos taip pat dalinamės tais pačiais laivais, sakykime, ar ne, kuriuos veda kažkas iš mūsų rinkodaros specialistų su verslu. Tai kviečiu drąsiai, Gintautą noriu laivo, tarėmės laiką, Žaneta noriu laivo, tarėtės su Žaneta ir garsinkim vieni kitus. Galų gale verslai vieni tarp kitų. Pasiderinkit irgi pabendraukit, supažindinsit savo Facebook auditorijas, vieni apie kitus irgi išnešite daugiau informacijos. Dabar dalinuosi ekranu ir iš karto noriu parodyti grupės, ką ir paminėjo Asta. Taip. Yra My World partnerių bendruomenė Facebook'o grupė, tai jeigu jūs dar nesate čia, tai kviečiu tiesiog prisijungti prie šitos Facebook'o grupės. My World partnerių bendruomenė, tai net ir šiandien dienos, pavyzdžiui, Astos įrašas bus įkeltas čia. Ir jūs įėję čia galit peržiūrėti tą temą, ką dėstė Asta, nes tikrai labai vertinga informacija ir ateis, sakykime, praeis kažkiek laiko užmiršit. Bet atsiminkit, kad čia yra įrašas. Ir kur surasti dabar tą QR kodą, ne, kuriuo dalintis arba linką, tai žinokit, kad čia bus įrašas. Ir čia, jeigu jūs patys paruošėt kažkokį tai postą, reelsą, video ar dar kažką, žinokit, kad galite įkelti ir čia. Tai yra viena iš grupių irgi, kur turime ir kuriam auditoriją, pagrinde, aišku, čia yra verslai ir rinkodaros specialistai. Kita Facebook'o grupė, kurią mes auginame, yra Smart Shopping Vault. Grįžta pinigai su kiekvienu pirkiniu. Čia Lietuvos rinkodaros specialistai sukūrėm ją My World'o pirkėjam. Ir jūs, jeigu jūs užregistravot pirkėją, pakvieskit jį į šitą grupę. Ir taip pat, jeigu turit postą kažkokį pasidarę apie save, keliat pas save į socialinius tinklus, kelkite ir čia. Tai yra dar viena auditorija, kur jums nieko daryti papildomai nereikia. Turiu postą, įkėliau į Smart Shopping Vault, įkėliau į My World partnerių bendruomenę. Tik tai kviečiu, kai jūs turit postą, būtinai padarykit prierašą
jūsų verslo pavadinimas ir paminėkit, kad MyWoldo partneris. Nes šitos dvi grupės yra tik MyWoldo partneriam, kad nebūtų piknaudžiavimo iš kitų verslų, suprantat? Tai trumpas jūsų prierašas, ten pavyzdžiui, ar ne, sakykime, lieknesnė kasdienė su MyWold partneris ir noriu pasidalinti informaciją. Ir tada adminai patvirtina jūsų postą šitose grupėse. Tai išnaudokite šitas dvi grupės, išnaudokite laivus. Nes tikrai ką mes darom? Norim, kad šita bendruomenė jinai būtų draugiška, kad būtų palaikymas, kad mes išmokintumėm pirkėjus eiti pas MyWoldo prekybininkus. Kad jeigu man kažko reikia, aš palaikau MyWoldo verslus. Ir dabar dar vienas momentas, bonusas verslui, kuris šiandien turėjo 5 minutės, tai yra bonusas Marinai. Marina, noriu paklausti, ar tu Facebook'e tik tai turi vieną savo profilį, savo asmenimis, ir ten ir tavo verslas, kaip suprantu, transliuojamas, ar ne? Aš turiu ir antrą, bet jis tikrai yra neaktyvus, aš pagrindė esu Instagram'e. Tai dabar aš jūs visus kviečiu, užeikime Facebook'e, susiraskime Mariną Vitają ir čia mes, jeigu einam per telefoną, randam ten, kur yra 3 taškiukai, užėjus ant 3 taškiukų yra invite friends, pakviesti draugus, paspaudžiam pakviesti draugus ir pakvieskim. Aš, pavyzdžiui, pas save matau 1000, ar ne? Aš pažymiu visus tą 1000 ir išsiunčiu jiem pakvietimus. Kiek iš jų priims, nežinau, bet jeigu mes į mėnesį vieną kartą pasidalinsime su savo draugais pakvietimu pasiekti kažkurį verslą, manau, nei vieno mes savo draugo nesuerzinsim. Tai darom ne kiekvieną dieną, ar ne? Bet jeigu iš mano 1000 pakviestų bent kokia 50 pasieks Mariną, aš būsiu labai laiminga, prisidėjus prie jos verslo sėkmės. O mūsų šiandien dabar šiai minutėje yra 13, kai kas jau išėjo, bet įsivaizduokit, 13 žmonių, tegul, kad ir po 10 žmonių tave pradeda sekti, ar ne? Tai jau kokia auditorija pas tave yra auganti. Ir taip kiekvieną kartą, ir dabar iš karto, kas pirmas iš jūsų norit pasakyti, kas norite sekančiam susitikime, kuris bus gegužės 13 dieną, 2 mėnesio antradienis gegužės 13, norite turėti savo 5 minučių rubriką šitame susitikime. Aš trumpai atsiprašau, Gintautą, kadangi vieną mes kaip ir praleidom ir šiandien jį negalėjo dalyvauti, tai galbūt pirmumo teisę vis dėlto turim Kiki butikui. Sugrąžinam Kiki butikui. Taip, bet jeigu kartais vėl negalėtų prisijungti, tada, kaip sakoma, jau eiliškumą dėliojam. Tada eiliškumą. Tai kas būtumėt, jeigu Kiki butikas, sakykime, negalės dalyvauti? Ar yra iš jūsų norintis prisistatyti 5 minutės? Jeigu, kaip ir dabar, jeigu Kiki butik negalės, aš mielai. Gerai, Žaneta. Jeigu nenorit išnaudoti 5 minučių eterio, jūsų, aišku, pasirinkimas, bet tai va, gerai, tada tvarkoj. Tai aš turbūt jau irgi viską pasakiau. Būkime ryšyje, jeigu, kaip sakau, dar kartą, zoomai, laivai, kelkit savo postus ir palaikinkim vieni kitus. Tiesa, dar ką noriu pabaigai. Mielieji, kadangi kuriam bendruomenę, tai mano kvietimas. Ne tik tai, kad mane laikintų, ne tik tai, kad mano postų dalintųsi, ne tik, kad man, bet būkim geri, palaikykim ir kitus. Jeigu mes pamatėm kito verslo, įkeltą postą, padėkim širdelę bent, ar ne, ar mykštuką. Dar gražiau bus, jeigu parašysim bent 3-4 žodžius, sakinį. Nedėkite, aišku, daug kas deda tuos visus cool ar dar kažką. Bet suprantat, parašyta bent keli žodžiai, tai paaktyvins verslo matomumą jo posto ir taip toliau. Tai būkim ta bendruomenė, kur sveika bendruomenė. Ne tik, kad man, bet ir aš noriu duoti ir kitam. Ir tada pamatysit, kas pradės vykti ir jūsų pačių versluose. Ačiū.
Labai ačiū Gintautui už tuos superinius akcentus, tai irgi yra apie gausos sąmonę. Ačiū labai ir galbūt Gintarė norėtum tą jau pabaigos ratą pravesti. Labai dėkui visiems, kad čia susirinkot iš tikrųjų. Ir galbūt kas iš naujokų norėtų šiek tiek pasakyti savo nuomonę, ar patiko. Ir jau data nuspręsta kito mėnesio 1 antradienį, 10 valandą. Vėl išsiųsiu priminimus. Tikimės dar daugiau partnerių per mėnesį surinkti. Ir galbūt Irutė pasakytų atsiliepimą, galbūt norėtų patobulinti kažką kitam susitikimui, kokios įžvalgos, ar padėkoti tiesiog. Nu, aš ne pirmą kartą šitam susitikime, tai pagal tai jaučiuosi. Šiaip tikrai labai daug informacijos, labai daug šaunių moterų, tikrai ir sinergijai, potencialo. Šį kartą tikrai pamačiau ir ne vieną, ir ne du. Ir va, apie MyVold, tuos techninius dalykus, nu, irgi labai naudinga. Tai labai labai faina, ačiū visom. Ačiū labai. Kas pirmą kartą? Nėra tokių, Jūta jau pabėgo, matau, mūsų pirmokė. Yra, tik tai jau čia visi dabar rankų nebekelia. Tai galbūt Vaiva, bet Vaiva žiūriu, gal užsiėmus. Jelena. Aš galiu pasisakyti. Labai iš tikrųjų patiko, labai daug informacijos. Atrodo, kad ir tas fainas verslas, ir to reikia, ir norisi užeiti pas kiekvieną pasižiūrėti, kas ką gamina, kas ką siūlo. Tai iš tikrųjų labai geri įspūdžiai. Ačiū labai, Jelena. Na, kas dar gal drąsiau? Turim dar 5 minutės savo laiko. Ingrida, gal norėtum? Ačiū labai. Man tai labai patinka, kad visi tokie užsidegę tame pasidalinimuose ir tiesiog gera matyti, kai iš tikrųjų verslai dalinasi ne taip, kad reikia tempti iš kažką tai, o tiesiog yra ta tokia sinergija tikrai, kaip ir minėjot. Ir aš tik tai dar noriu patikslinti, ar 1 ar 2 antradienis mėnesio. Nes Susitinkam 2 mėnesio antradienį. 2, tai 13. Nebent išeina kažkoks tai šventinis, sakykime, laikotarpis, tai tada mes nukeliam paprastai dieną po to. Supratau, tai ačiū labai. Gali būti, kad negalėsiu, už tai nekėliau rankos prisistatyti, nes į 1 galėčiau, 2 gali būti negalėsiu, nu toks 60% jau tikrai, kad negalėsiu, bet labai gera visus matyti, ačiū labai. Iš tikrųjų, jeigu persigalvosit per šitą mėnesį, tai tikrai rašykite į mūsų e-mailą, mes patvirtinsim, o Žaneta, kaip sakoma, gelbės, jeigu ką, nes tikrai norisi išgirsti naujų verslų. Taip pat šiandien tikrai mačiau labai daug, kas galėtumėt kartojasi turėti sinergijas. Tai yra Vaiva su renginių organizavimais, gintarinis juokas, gintaro tradicija, žvakės išėjo mūsų. Bet tikrai jūs pasinaudokit vienas su kitu, susiskambinkit ir pabendraukit, tikrai atrasit neįtikėtinų dalykų, nes mūsų patirtis taip sako. O Marinai tai linkiu susitikti su Jūta iš tikrųjų, nes labai pajutau, kad atrastume dar naujų projektų, negu jūs atskirai vedat, kartu būtų dar didesnis. Matau, Gintautė nori žodžio, tai liko 3 minutės. Jo, aš tai noriu pasakyti, verslai, kurie jau yra atsiuntę prisistatymui savo skaidrės, duomenis, viskas tvarkoj, bet kai darot registraciją, pasistengkit ją padaryti iki sekmadienio vakaro. Kadangi šį kartą šiek tiek gavosi kitaip, tai dar priėmėm, sakykime, tą registraciją iki vakar, vėlyvo vakaro, bet iki sekmadienio vakaro. Tai jeigu mes susitinkam gegužės 13, vadinasi, gegužės 11 sekmadienis 11 iki vakaro atsiunčiat
dalyvausiu ir parašykit savo verslo pavadinimą. Nes pavyzdžiui, elektroniniam pašte parašyta, susitikime dalyvausiu ir yra žmogaus vardas pavardė. O kaip verslas vadinasi? Suprantat, reikia tada kapstytis ir ieškoti, kas čia per verslas, kieno čia atstovas. Tai parašykite savo verslo pavadinimą ir tada, kad dalyvausiu. Ir tada jums bus atsiųstas Zoom prisijungimas, o skaidrė jau jūsų yra paruošta. Tai sutarkime taip, tikrai net nebejoju, kad kitą kartą čia bus ne 15-16, bet pamatysit, bus dvigubai daugiau. Nes verslai praktiškai kiekvieną dieną registruojasi ir tas mūsų skaičius labai auga. Ačiū. Dėkui ir tuo pačiu galbūt galėčiau pridurti dar, kad taip nebūtų tik tai pabaiga, va čia susimatom ir viso gero, tuos kontaktus išlaikykim, na tiesiog pakvieskit, jeigu netiesiogiai, tai virtualios kavos, pavyzdžiui, ar arbatos viena kitą ir tikiu, kad atrasite dar kažkokių bendrų taškų, galimybių ir tos pačios sinergijos. Tai toks būtų palinkėjimas kiekvienam, nes šitie dalykai iš tikrųjų veikia. Tai bendraukim, bendradarbiaukim ir klestėkim. Ačiū jums visom ir iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū Jums. Iki. Malonaus. Dėkuoju. Ačiū ir iki. Viso geriausio.